Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, išmaniųjų telefonų rinkoje ką tik pasirodė ilgai lauktas Samsung Galaxy S6. Ką gamintojai nutarė palikti, ką išmesti, o tai dabar ir aptarsim. Samsung revoliucija prasideda dizaine, kuris, sakyčiau, turi didelį įtaką technologiniams sprendimams. Atsisakyta plastikinio, odą imituojančio dangtelio. Galaxy S6 padengtas aliuminio ir stiklo danga, kurie atrodo tikrai solidžiau. Itin atspari brėžimams ir smūgiams Gorilla Glass 4 stiklo technologija. Kita vertus, blizgi, greitai prisirenka pirštų antspaudų. Šis dėmas yra mažiau matomas ant balto dangtelio. Ekspertų nuomonė, Samsung ir kiti rinkos dalyviai paklūsta tendencijoms, kurias padiktavo Apple. Pavyzdžiui, konkurencijai dėl prietaiso plonumo. Galaxy S6 korpuso storis yra mažiau nei 7 mm. Naujasis Samsung gaminys turi daugiau panašumų su iPhone'u. Pavyzdžiui, atsisakyta iki tol firminių kompanijos bruožų buvusio keičiamos baterijos. Galaxy S6 taip pat nebeturi ir išorinės atminties kortelės skaitytuvo. Prieinami dabar yra tik tai 32, 64 arba 128 GB talpos modeliai, bet jie yra pakankamai brangus. Iš konkurento taip pat perimtas ir piršto antspaudo skaitiklis, kuris atrakina pradžios ekraną. Šitas pakeitimas tikriausiai laukia mažiausiai kritikos. Tuo tarpu, į Galaxy S6 įkrauta kažkas visiškai savo. Dėl kaitrumo, kaip neoficialiai teigiama, gamintojai atsisakė Snapdragon procesoriaus. Jie įmontavo savąjį, pavadintą Exynos. Tai galingas 8 branduolių vėsesnis procesorius, kurio dėka telefonas valdomas sklandžiau ir maloniau. Galaxy S6 įdiegta naujausia operacinė sistema Android 5.0 su TouchWiz vartotojo sąsaja, reaguojančia greičiau nei prieš tai išleistuose modeliuose. Galingas procesorius pasitarnauja ir didžiuliai Quad HD ekrano rezoliucijai. Dėl Super AMOLED technologijos galima mėgautis turiniu saulės šviesoje, nes ekranas puikiai išsklaido jos atspindžius. 5 colių įstrižainės ekranas subalansuotas taip, kad tilptų delne, bet tuo pačiu ir suteiktų daug erdvės vaizdui. Išmanusis turi patogiai valdomą ir kokybiškai fotografuojančią galinę kamerą. 16 megapikselių rezoliucija, geresni lęšiai ir šviesos jutiklis sukuria puikius kadrus, net ir prieblandoje. Ji gali būti įjungta dvigubo ekrano mygtuko paspaudimu. O asmenukėms skirta priekyje įmontuota kamera turi 5 megapikselių rezoliuciją. Samsung Galaxy S6 akumuliatoriaus talpa yra maža, tačiau Samsung siūlo kompromisą. Technologija, kuri leidžia įkrauti bateriją 2,5 karto greičiau nei jos pirmtakus. Pavyzdžiui, per 30 minučių galima įkrauti net 70% baterijos. Samsung taip pat siūlo belaidį įkrovimo technologiją. Telefonas įkraunamas jį padėjus ant specialaus prie elektros prijungto padėkliuko. Galaxy S6 rodo, jo gamintojai girdi kritiką ir nesibodi investuoti į patobulinimus. Tai telefonas, kuris neleidžia ir kitiems stovėti vietoje, nes Galaxy S6 ne tik seka madą, bet ir ją diktuoja. Ar Samsung iš konkurentų pasiėmė viskas, kas geriausia? Ar jų gamybos procesorius pasiteisins? Ar pasiteisins ta belaidė technologija? Yra labai daug klausimų, į kuriuos atsakymus pateis tik tai laikas. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.